Labas vakaras. Turbūt nieko keisto, kad aš jaudinuosi, dėl to, kad aš atėjau prieš labai garbingą publiką. Aš labai džiaugiuosi, kad čia esu. Ačiū tiems, kas mane pakvietė ir ačiū Jums, kad Jūs atėjote ir išlaukite, žinoma, kad geriausio pranešėjo, nes viskas, kas į galą, viskas yra geriausia. Taigi, sveiki. Mano vardas Denisas. Kaip mane trumpai pristatė, mokiausi Čiurlionio menų mokykloje, Anglijoje, dirbau su keliais režisieriais, tokiais kaip Šarūnas Vartas, Jonas Mekas, esu Jono Meko Niujorke. Ir šį vakarą noriu pasidalinti su Jumis apie kūrybiškumą. Neturėsiu jokių skaidrų dėl to, kad netėjau Jūsų mokyti, o atėjau pasidalinti tą, ką pats išgyvenau ir tą, ką pats žinau. Ir galbūt kai kurios dalykus Jūs galėsite, norėsite pristaikyti savo. Mano mama visą laiką sakė, kad aš esu pats gražiausias berniukas pasaulyje. Man labai daug žmonių sakė tą patį. Dažnai eidamas į castingus dėl aktoriaus darbo arba į dalykinius susitikimus, girdėdavau tos pačius žodžius, kad kažką turiu, kad kažkas manyje yra neįprasto, kad kažkuo išskirtinis. Kadangi buvau pripratęs prie mamos žodžių, kad viskas čia, mano sūnus yra pats puikiausias, mano sūnus yra pats gražiausias ir geriausias, aš tą savo įtikėjau ir tai padėjo man eiti toliau dideliais žingsniais į savo tikslo link. Labai anksti aš sužinau, ką aš noriu daryti. Nuo 12 metų aš žinau, kad aš noriu daryti teatrą ir tai, kad teatras yra mano pagrindinis dalykas, aš norėčiau būti režisieriumi. Bet taip susiklosti, kad teko dirbti ir kine, taip susiklosti, kad man reikėjo eiti į šokį, nes mano dėstytojai pasakė, kad geras aktorius turi mokėti ir dainuoti, ir šokti, viską turi atlikti tobulai. Žinodamas tą savo tikslą, kad aš noriu būti teatro režisierius, kad noriu dirbti teatre, aš skyniausi į priekį ir bandžiau susirasti žmonių, kurie galbūt siekia panašių tikslų kaip ir aš. Vadinasi, aš kūriau savo bendruomenę, aš kūriau savo draugų ratą, su kuriais galbūt būtų lengviau kažką pasiekti ir kažkur tai nueiti toliau, negu aš esu vienas tam tikroje vietoje. Su tuo tikslu pradėjau keliauti po skirtingas šalis, jo vedamas to tikslu. Ir viskas susipainiojo galvoje. Kai noriu kalbėti, yra labai sunku kalbėti apie save, todėl tęsiu toliau iš kitos pusės. Kai man reikėdavo eiti į mokyklą ir kai mane versdavo ruoštis matematikai, fizikai ir chemijai, aš nieko negalėjau suprasti, kodėl jie tą daro. Ir kai mano visi pažymiai būdavo geriausi iš dailės, muzikos, kino kultūros, į tai niekas nekreipė dėmesio. Aš dėl to labai pikau. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia tai, kad mane sodino, tai kad aš nebūčiau menininkas, tai kad mano kūrybiškumo nebūtų iš vis. Iš manęs norėjo padaryti matematiką, literatą, kuris daug skaito, kuris daug žiūri filmų, fiziką, kuris kažką tai išradinėja. Bet mano kūrybiškumas buvo sustojęs. Kai aš nusprendžiau, kad man reikia dingti po paralys iš tos mokyklos ir nebeeiti į pamokas, tai kad man reikia nusipirkti bilietą ir nuvažiuoti į Kauną, arba nueiti į kokį nors parką, kad tiesiog praleisti dieną. Aš ateidavau namo ir manęs mama klausdavo, ar tu buvai mokykloje? O aš ryte dažniausiai ateidavau prie mokyklos pastovėti, kad pasakyčiau į pusę melo, nes taip, aš buvau mokykloje, bet aš nebuvau ne vienoje pamokoje. Tas kūrybiškumas yra slopinamas visur ir visada. Kiekvienas iš jūsų esu tikras, kad per mokyklose esančios pamokose dailės arba muzikos turėjote vienus geriausius pažymius, 10-ukai, 9-ukai, tačiau to dalyko jūs nelavinote, bent jau aš taip manau, aš to dalyko nelavinau. Ir žinau, kad daugybė mano draugų irgi nebuvo lavinami tose srityse. Ir tuo metu aš supratau, kad reikia padaryti kažkokį sprendimą ir reikia kažką pakeisti. Dėl to aš perėjau ir į Čiurlionio menų mokyklą ir aš nusprendžiau, kad aš būsiu menininkas, kad ir kaip mane draskė ir bandė atstumti nuo tos specialybės, nes tu neturėsi pinigų, tu patapsi bohemą, nusigersi, nusirūkys, pradėsi vartoti narkotikus, netgi tokie baisus dalykai. Bet ką aš atradau atėjęs į meno pasaulį, į Čiurlionio menų mokyklą ir vėliau toliau dirbęs toje meno srityje, tai kad tie žmonės, menininkai, yra aukščiausios prabos intelektualai. Tai kad jie skaito daugybę knygų, žiūri daugybę filmų, jie supranta daugybę pasaulio reiškinių ir filosofijų.
ten aš atradau save ir pradėjau vystytis dar labiau. Tai čia yra antras žingsnis, kai tu priimi sprendimą, tu sukuri savo bendruomenę, tu aplink save susidarai kažkokį žmonių ratą ir priimi kažkokį sprendimą, kuriuo galėtum vadovautis. Tai sprendimas buvo mesti ir praeiti kažką tai, tą, ką aš tikrai norėčiau. Dažnai mes dirbame darbus, aš filosofuosiu, pagalvosiu, galbūt taip ir nėra, bet aš taip spėju, kad yra. Nes dažnai mes dirbame darbus, kuriuose mes netūdame 100% tam darbui. Tai kad mes ateiname į savo darbo vietą ir tiesiog reikia atlaukti tą laiką ir vėliau po darbo laiko mes išeiname atgal namo. Ir tai, kad tas laikas, kurį mes išeikvojame toje darbo vietoje, tik tai tam, kad gauti pinigų, jis yra turbūt, kad bergždžias, kai tu nedarai savo mylimo darbo, kai tu neišnaudoji savo viso potencialo, kad tą darbą įvykdyti, kad jis tave tobulėtų ir kad tave kilintų aukštyn. Atsiprašau, mano gramatinės klaidos, aš ką tik grįžau iš Portugalijos, ten labai šilta. Ir grįžtu atgal. Kodėl aš pasakau apie Portugaliją? Tai, kad aš nusprendžiau išvažiuoti. Dabar aš esu Portugalijoje, po jau skirtingų vietų, apkeliavęs. Kodėl aš tenais esu? Dėl to, kad tenais yra mandarinai, apelsinai, granatos ir mačiau delfinus, dar žinau, kad ten yra banginiai. Ir dabar mano tikslas vėl pasikeitė. Anksčiau galvojęs tai, kad aš darysiu savo meninį darbą kažkur tai Lietuvoje galbūt šoksiu, galbūt dar kažką, tai juk aš šokėjas, dabar esu įvardyjamas ir dėl to, kad tą mokiausi. Nors aš to visai nenoriu daryti. Aš tik tą moku padaryti ir daugiau dalykų, negu jūs galite įsivaizduoti. Tai, bet tai yra įgūdis, kurį tu išlavinim ir kurį tu turi, nes žinių ant pečių nenešiosi. Esu Portugalijoje todėl, kad tenais radau tą vidinę ramybę, kuri yra būtina menininkui. Kuri yra būtina menininkui tam, kad tu ramiai atliktum savo pareigą ir darbą. Kai dėl to... Kai aš būdavau čia ir galvodavau, kad viskas yra gerai ir galėsiu tęsti, kad keliauju į užsienį ir toliau darau savo darbus, bet vėliau grįžtu į Lietuvą ir čia sustoju kažkuriam laikotarpiui. Ir visą laiką norisi išeiti pirmyn atgal. Aš svajojau, kad aš turėsiu namuką kur nors Lietuvos kaime, prie upelio ir gyventi savo ramų gyvenimą ir dirbsiu savo darbus. Ir žinoma, tu niekuomet neįvyko ir turbūt, kad įvyks, kai aš pasensiu. Aš atradau vietą Portugalijoje, kur aš turiu savo laisvę, savo studiją, šilumą ir savo vidinę ramybę, kur manęs netrikdo jokie žmonės ir jokie pašaliniai veiksniai, kad eime išgerti arba eime ten kažką kito padaryti. Tai kitas dalykas, kurį aš priėmiau, tai vėlgi vyko sprendimas ir tu nusišalini nuo žmonių. Tai kai tu anksčiau kūrei bent savo aplinką, tai dabar tu ją visiškai pašalini ir tu nori būti vienas ir susitelk su savimi ir savo kontempliaciją. Toks yra introductionas. Dabar pakalbėsiu apie kūrybiškumą. Kūrybiškumas kaip dalykas egzistuoja kiekviename žmoguje. Kaip ir minėjau apie pamokas ir apie tai, kad viskas yra slopinama. Norint kažką tai sukurti, bet kurios srityje, ar tai būtų reklama, ar tai būtų fizika, matematika, mes privalome turėti tą kūrybiškumą ir tą gyslą. Kažkokį tai bent jau norą tą padaryti, kažką sukurti. Nes būnant vien fiziku ir žinant tą mokslą, tu niekuomet nesukursi kokios lemputės arba ten dar kažko tai. Būnant chemiku, reikia kurti, reikia savyje atrasti iš naujo tą kūrybiškumą, kuris buvo užslopintas. Vienas iš metodų, kurio pasidalino Jonas Mekas, tai ir kaip jisai pats dirba, tai yra visa diena ir jisai yra menininkas, laisvas menininkas, neturi jokių daugiau pareigybių, bet jis turi savo labai stiprią struktūrą, kai jisai vieną kartą dienoje mokosi ir kuria savo naujus dalykus. Tas įkvėpimas arba katarsis kažkoks, tai kai tu darai kažkokį meninį dalyką ir vėliau jį atrandi, tai jis yra labai retas ir juo pasitelkti yra labai
galbūt pavojinga, nes nežinia, kada jisai ateis ir nežinia, kaip jis tai paveiks. Dėl to yra būtina dirbti su savimi kiekvieną dieną. Tai kad skirti bent po 20 minučių savo pačiam, susikoncentruoti ties tam tikrų dalykų. Jeigu tu esi vėl tas pats reklamšikas, tai savo šitam darbui, jeigu tu esi freelanceris, tas laisvai samdomas, jeigu tu esi kitos specialybės irgi, kitos specialybės, bet skirti bent kažkiek tai laikų tam savo kūrybiškumui vystyti. Jo negalima užmiršti. Tai ką Jonas daro? Jisai visą dieną skaito knygas, rušiuoja savo archyvus ir galų galiausiai nuo 6 vakaro jis atsisėda prie savo filmų ir pradeda juos montuoti. Jis montuoja jas po porą valandų, kol galiausiai kažkas tai pas jį pradeda vykti. Kitą dieną vėl lygiai tas pats, trečią dieną vėl lygiai tas pats ir tai yra kiekvienos dienos rutina, kai tu tam tikrų metų atsisėdi prie savo darbo ir jį vystai. Vystai taip, kad kažkas tai iš jo galų galiausiai gautųsi. Taip jis užsiaugino savo raumenį, kuris pas Joną jisai jau yra turbūt labai ištobulintas, bet kiekvienam iš mūsų jį reikia vystyti su tais kiekvienos dienos darbais. Ir kai ateina tas tavo įkvėpimas, tuomet gaunasi genialiausi dalykai. Bet be to įdirbio kiekvieną dieną, turbūt, kad neįvyktų to rezultato, kurį tu padarai, kai tau yra atėjęs įkvėpimas. Dėl to reikia auginti savo raumenis. Pasidalinsiu taip pat ir tuo, ką galvoju, kad yra svarbu pasidalinti ir pasakyti. Visuomenėje bendrai vyksta įvairiausi procesai. Tai ir politiniai, ir socialiniai, ir ekonominiai, ir bet kokie kitokie. Ir dažnai mes į juos nekreipiame dėmesio arba kažkaip juos ignoruojame, kalbame prie stalo, čia yra tam tikras jau dalyvavimas plačiajame, viešajame diskurse, bet kad kažkokį tai veiksnį padaryti, kad tuos dalykus nulemti, mes apie tai nepagalvojame arba pagalvojame, bet nieko nepadarome. Menas yra tokia neįtikėtina ir nuostabi sfera, per kurią tu gali paliesti bet kurią sritį. Ar tai iš tų išvardintų ekonominės, politinės, socialinės ir bet kokios kitos. Ir per meną tu gali netiesiogiai paveikti tam tikrus žmonės, paveikti tam tikrus sprendimus. Aš kviečiu ir raginu visus pabandyti kažką tai sukurti, kažkokia tai reakcija į tai, kas vyksta aplinkui mus. Ar tai tam tikri politiniai sprendimai, kurie yra primami be mūsų žinios, bet mums. Ar tai yra tam tikri ekonominiai dalykai, ar tai yra tiesiog darbas kažkoks tai. Sakė, kad Lietuva tai atgaus savo nepriklausomybę dainomis. Tačiau tai čia irgi yra viena iš meno formų daina ir garsas, ir žodžiai, ir kaip tą darysi. Ir galbūt kažkas tai iš jūsų, žinote, ir galite atlikti tam tikrus kitus meninius dalykus, kaip kitaip paveikti visuomenę ir šalia esančių žmonės. Pasakysiu vieną pavyzdį. Kai Vilniuje turėjo vykti eitynės už lygybę Gedimino prospekte ir Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė boikotuoti tai, kad eitynės vyktų Gedimino prospekte, pagrindinėje vietoje, aš sugalvojau, kad reikia padaryti kažkokį tai ritualą. Ritualą į tai, kas yra be mano žinios sprendžiama. Tai kad kodėl kažkas tai gali neleisti eiti, arba kažkas tai gali kažką tai uždrausti. Ir jeigu tai kertasi su mano vertybėmis, arba su mano norais, su įsivaizdavimais, galbūt aš vėliau nudegsiu, bet aš vis vien išsakysiu savo poziciją. Aš pasiėmiau didžiulį druskos blieką, užsidėjau suknelę, išsipaišiau veidą kaip senasis inkų ritualo atlikėjas ir pripildęs tą blieką pilną druskos, pragraižiau skylę apačioje ir aplink visą savivaldybę apėjau ratu tam, kad apsaugoti savivaldybę nuo blogų dvasių. Čia yra, aš padariau ritualą, kuris
turėjo būti netiesioginė prasme. Žinote, gal tos simbolius, kai tu pasidarai ratą aplinkui save ir kad jokios blogos dvasios prie tavęs nelystų, kad tave apsaugoti, tai lygiai taip pat padariau ir aš. Čia yra visiškai minimalus dalykas ir tam nereikia ypatingo išsilavinimo, kad kažką tai sukurti. Čia yra idėja ir tai yra, tą gali padaryti kiekvienas. Kaip tos idėjos gimsta, kaip jos vystosi ir ką su jom toliau daryti, kaip žengti pirmą žingsnį. Čia ir yra tos 20 minučių kaip minimum, arba tam tikras jūsų pasiruošimas skirti tam tikrą laiko dalį, dienos dalį, valandų skaičių, tam, kad kažką naujo išmoktumėte. Jeigu jūs ne kiekvieną dieną pasportuosite po 20 minučių, jūs jau galėsite drąsiai pasakyti, kad aš sportuoju ir kad kažkas tai jau vyksta mano kūne. Jeigu jūs kiekvieną dieną paskaitysite 20 minučių, tai jau yra gerai, dėl to, kad jūs kažkaip tai vystotės, kažkaip tai tas naujas knygas ir skaitote. Žinoma, vėliau užsikabini ir skaitai daugiau. Jeigu jūs bent po 20 minučių kažką tai papaišytumėte, arba bent nueitumėte į galeriją, tiesiog 20 minučių skirkite, arba spektakliui, jeigu nepatiks visas, tiesiog 20 minučių. Tai jūsų visa diena pasikeis. Aš tą garantuoju, o dalykas čia yra jau jūsų. Ar jūs to bandysite ar ne. Kaip aš paminėjau tą ritualą, tai kad kiekvienas iš mūsų turime savo ritualus. Ir mes sprendžiame tam tikrus dalykus. Kai kurie atsisėda ant unitazo ir įsivaizduoja, kad aš išsivalau savo organizmą. Tai kad viskas iš manęs, kas bloga, dingsta. Čia pats paprasčiausias pavyzdys. Kai kurie kiekvieną rytą surūko cigaretę ir tai yra jų ritualas kažkoks tai. Arba prieš nueinant į darbą išgeria kavos. Ir tai yra irgi tam tikras ritualas. Pakeiskite tos ritualus arba įprasminkite dalykus, kuriuos jūs darote. Tai kad aukokite savo laiką. Arba kai jūs rūkote cigaretę, pasakykite, už ką jūs ją rūkote. Arba kam jūs ją rūkote. Arba kai geriate kavą, arba kai padedate kažkam, tai atliekate tam tikrą darbą. Pasakykite, kam jūs tą darote, įvardinkite savo, kodėl, dėl kokio tikslo jūs po paralės gyvenate ir kam jūs leidžiate savo laiką. Jeigu mes veltui iššvaistome be jokios prasmės, mes dingstame patys kaip asmenybės ir patampame zombiais. Paskutinis dalykas. Aš kviečiu jūs keisti pasaulį ir keisti savo aplinką. Daryti kiekvieną dieną savo mažasis revoliucijas. Prasminti kiekvieną dalyką, kokį jūs tik tai atliekate. Mylėti artimą ir visus kitus žmonės. Džiaugtis tuo, ką turite ir imti iš gyvenimo viską, kas yra. Jeigu durys uždarytos, lįskite pro langą. Jeigu langas uždarytas, lįskite pro raktų skylutę. Atsidarykite duris koją. Nes nieko nėra neįmanoma. O tą gali sakyti tik tas, kas pabandė. Dėl to reikia pabandyti. Nieko naujo aš jums nepasakiau, nes visus tos dalykus jūs žinote patys. Bet dažnai yra smagiau, kai kažkur tai ateini vieną bendrą krūvą, susirinkius tais pačiais žmonėmis ir kažkas tau primena tos pačius dalykus. Kai man pasakė, išsilygink marškinius, aš pagalvojau, kad viešpatie, taigi aš einu pas tos žmonės, kurie atėjo čia tam, kad sužinoti kažką tai, tiksliau pastelinti arba išgirsti, tam, kad kažką tai padaryti toliau, kad kažkas juos paspirtų į priekį. Po visos dienos ir po mano geriausio pristatymo, gerbėmieji, jūs privalote keisti tas, kas yra, tas, kas jums nepatinka. Ačiū labai.